Labas vakaras, sveiki įsijungę 7bet nacionalinę krepšinio lygą. Jūsų ekranuose didžiojo finalo serija, kuri šiandien vėl sugrįžta į Jurbarką. Šuškevičius ir Karolis Kokoška. Toks yra startinis aikštės šeimininkų penketukas ir Lukas Žukauskas sėkmingai nesugeba. Kol kas lyg užrištas yra krepšys svečių komandai, o Ignas Šuškevičius dar labiau didina. Jurkaitis vėl Mantui Ruikiui. Šis arčiau krepšio, dabar jau sudėtingesnis metimas nei prieš tai buvusioje taškų svečių komandai. Čia Kokoška po krepšių įmeta kamuolį Juškevičiui. 2+1 Ignas Juškevičius tokio platesnio įsijungimo. Dar vienas Lukausko tritaškis ir Mindaugas luka kamuolį per 9 minutes. Edgaras Danys dabar pats iki galo, sudėtingas metimas, tačiau taškai yra kremi iš šoninės linijos. Grąžina kamuolį žaidimą, čia Stašys ieško Danio prie tritaškio linijos ir randa Stašys. Edgaras Danys pataikė pirmą Kretingos tritaškį šį vakarą. Kokoška bando atsakyti tuo pačiu ir atsako. Jeigu Ernestas Bružas. Gražus perdavimas Zabitai, šis po lentos pataiko. Delininkaitis, oi, kiek daug laiko turi prisitaikyti Tomas Delininkaitis ir pataiko. Prametė būtent dabar. Stašys jau varžovo aikštės pusėje, perdavimas į kraštą, Ruikis pats iki galo, dar 2 taškai. Krepšyje. Juškevičius Lukauskui, šis iš toli atakuoja ir dar kartelį pataiko Mindaugas Lukauskis, jis meta tik 50% tikslumu. Čia Delininkaitis. 5 jos krepšininkai vis dar yra su tais pačiais 2 tritaškiais. Ruikis bando pagerinti šią statistiką ir pagerina. Atsako 8 kartus. Kavaliauskas čia vėl yra paliekama Marios, laiko jam prisitaikyti ir dabar Kavaliauskas už vakarą jau yra gavęs. Vagia kamuolį Edgaras Danys, labai gražiai prasimeta kamuolį per nugarą. Stašys greitoje atakoje, dar 2 taškai. Manoma ilgesnės atakas. Bružas greitoje atakoje švysteli tritaškį, jis lieja pro šalį, Zabita kartoja komandos draugo metimą, o čia trečiasis bandymas atakoje ir Mantas Kavaliauskas. Vėl meta iš toli ir vėl pataiko Aidas Kavaliauskas. Ruikis, Kokoška šalia jo, čia Jurkaitis, kokį stogą gauna nuo Šarakausko. Dar Kretingos komanda susitaiko su pralaimėjimu ir kaip galime susitaikyti, spėja pro šalį, užrištas yra krepšys kretingiškiams, čia žaibiška ataka, Bulanovas ją užbaigė taikliu 2 taškius ir turbūt labai sudėtinga tikėtis, kad kažkas šiose rungtynėse dar gali pasibarkę. Kaip jau ir minėjau, savaitgalį galės bandyti uždaryti šią seriją Jurbarkas Karys būtent Kretingos namų arenoje. Taiko tritaškį, tik 4 taikų, kurį šiandien įmeta neberezga atakos Justas Žiubrys, deda kamuolį ant parketo, nepaisant to, kad dar visos 15 sekundžių yra likusios. Sveikina Povilą Valaitį Kretingos trenerių štabas.